Drew Beauty. Protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty Wise Unisex. Jai ir jam. Marija, girta va džiaugsmas. Iš karto galiu pasakyti, kas nepatinka. Spalva. Jų pasaulyje tik 1200. Ir kaip tu galvoji, ar man tai patinka? Taip, man tai patinka. Ir vienas iš jų mūsų rankose. Vairas man nepatinka. Jis per storas, ne? O aš matai, mano lygiai toks pat pagal storį. Jis man nepatinka. Šiek tiek palijo ir dar labiau mėto galą. Vedėjų nuomonė nebūtinai turi atitikti automobilio charakteristikas. Merginos tiesiog mėgaujasi išskirtiniais automobiliais ir išsako savo asmeninę nuomonę. Dėmesio, nepamirškite, kad TV tai stebuklas, kurio metu važiuojantis automobilis nebūtinai važiuoja. Spidometras nebūtinai rodo tikrą greitį, o už lango matomas peizažas nebūtinai atitinka tikrovę. Sveiki visi! Su jumis ir vėl mergas iš Nauros! Ir už mūsų laukia naujas automobilis, kurio nutempimo garbę perduosiu Marijai, nes aš per daug ir tai visada darau. Oh my god! Marija, girta va džiaugsmas! Iš karto galiu pasakyti, kas nepatinka. Spalva. Aha, supratau. Bet jinai nėra balta, jinai kažkokia tokia šampaninė, teisingai, taip ir norėjau sakyti. Tai jūsų dėmesį į Mercedes C63 AMG. Oho! Buteliukam! Ta prasme, čia vyno rūsys atskiras. Žodžiu, aš manau, kad aš tikrai ten tilčiau visą į vidų, bet aš nesigrūsiu, nes ten yra vyno buteliukai. Nu, ne vyno, ten dabar yra vandeniukas. Čia vas sportinis. Nereklamuojam vandeniuką, vedalė, taip tilptum tikrai bagažinę. Kad tik neištepločiau. Bet aš Bet prasiūtas va visas, kaip gražu. O manai, plakučiai. Va, mygtukas. Ar manai, kad kojytė būtų? Kas? Kokia automobilis su koja? S klasės Mercedes'e su koja mums pavyko atidaryti, šitose ne. Labai gražus ratlankiai. Ir man kas keišiausia, pasižiūrėk, kaip čia. Gerai, pažiūrėk lygį. Na, labai didelės padangos ir taip arti jos atrodo. Ta prasme, man atrodo, kad čia, sakyčiau, ar viskas gerai su automobiliu, ar mes galim normaliai sukti, nes tos vis, kad pasiektų visur ten sukant. Bet spėjau, kad padaryta taip, jog nesiliestų, nes jau labai sportinis ratlankiai, tai žiauriai gražus. Ir čia yra Vosen, nežinau kaip tarasi, Vosen. Kaip ten sakė, Vosen ratai. Ratlankiai kainuoja 3000, man rodos, su padang gaunas 6000. Nei daug, nei mažai, ką? Štai čia, šios juodos linijos yra Mercedes šios klasės First Edition. O tokių automobilių yra 1200 tik visame pasaulyje. Mes turėsim vieną iš jų. Ir taip pat, tas reiškia First Edition, va štie yra raudonos detalės. Ir dalį aš turiu tau dar vieną niuansą. Taip, varyk. Jeigu nežinai, tai aš vairuoju Mercedes C klasės. Tiesiog C klasės Mercedesą 2015 metų. Čia yra. Automobilis yra 2016 metų. Tik šitas automobilis yra, kaip minimum, 3 kartus brangesnis ne mano. Tik tiek. Manau, kad AMG 63S turėtų duoti į kaulus daugam. Čia yra daug visko. Man per daug užgrūsta. Iškart galiu pasakyti. Man labai patinka karbonas.
Laikrodukas. Pagaliau nesenovinis, kur nors ten, žinai, kaip buvo Bet jis irgi, tarsi, jis nėra elektroninis, jis yra tikras, normalus laikrodukas. Su Swarovski jaučiu, ne? Nu, man šito kondicionieriai nepatinka. Tu man sakyk, ką nori, nežinau. Čia nesiskiria išoriškai nieko, apart to, kad yra karbonas. Pas mane nėra karbona, pas mane yra tiesiog paprasta plasmasė ir labai gražus laikrodukas. Bet šiaip, būtent šitas ekranas, šitie ventiliatoriai, viskas, kas čia yra, vat, pas mane nėra raudono nieko, AMG pas mane nėra. Bet šiaip iš esmės viskas atrodo taip pat, kaip mano C klasėje. Ir kaip tu galvoji, ar man tai patinka? Taip, man tai patinka. Žinai, šitą Tai buvo. Ir tada sako, Vau, kokia Marija laiminga. Matas, kad į savo automobilį sėdantas mes savo patinkanti. Iškart sakyk, pasakok, pas mus yra Pažiūrėk, raudonas spalvytė. Kaip tavo automobilių sėdynės? Ar patogu? Ir beje, įsivaizduokit gale, tai yra tikrai gali būti šeimyninis automobilis. Nes pasižiūrėkit, sėdynės yra gale, kėdutės yra gale ir pasižiūrėkit dar kokios pagalvytės. Vau, čia vien už pagalvėlės gali. Ta prasme, 10. Pagalvėlės 10. Pirmas automobilis, kuris turėjo tokias pagalvytės ir buvo dar odinės. Pasižiūrėkit. Nori miegoti kelyje, atsiremi. Šakės kelyje. Ne, nepatogu, bet po jos gražiai. Bet bent jau seilės neįsigeria. Taip, bet nubėga ir ant tavo rūbų nubėga. Oda apdengta, durelės absoliučiai visur. Tiek čia, nu ta prasme visur oda yra. Taip. Kad tau gražu, kad visur yra oda. Aš kažkokius mygtukus ant sėdynėm, kur nes... Jie priputinėja visus šitos daiktus. Judam. Į kelią su šiuo automobiliu. Ta prasme, aš manau, kad pas tave jaučiu nebus labai didelių įspūdžių, nes tu su tokiu automobiliu panašiu važinėjai. Aš manau, kad mano įspūdžiai bus žymiai didesni, nes tai yra, kad ir C klasė, bet jie yra žymiai aukščiau per 5 galvas negu manyčiau. Tu labai jausi didelį skirtumą ir matysi. Aš manau, kad aš jausiu labai didelį skirtumą. Jau matau jį, nes, pavyzdžiui, pas mane nėra ant stikliuko projektuojamo greičio, kas yra visai smagu. Nežinau, ar tamsiam kelyje tai labai padeda. Bet labai laukiu to momento, kai galėsiu paspausti gazą ir išbandyti ją, nes kol kas, kaip jį važiuoja, man patinka. Garsas labai murkintis. O manevringa. Nu, manevringa ir tie ratai dideli negazdina. Leidžia sukti normaliai iki galo. Tais ar jį kieta ar ne. Va čia tai bus išbandymas. Įjungiam Sport Plus. Jauti iš karto? Jau jaučiu, ta prasme. Aš biškį bijau, Marija, plauk ir dabar tas kaip jis. Aš dabar, nes ten bus gulintis policininkas, tai kad mes nepakiltume. Tu dabar ir girdi, koks yra garsas, kai, ta prasme, mes labai lėtai važiuojam. Taip, garsas jau yra, va tai pravažiuosime gulinti policininką, kas reiškia, kad jinai yra kieta. Jinai kieta. Ir 3, 2, 1, woo! Aš išsigandau priešas mašinos, nes jie yra galinių varomų ir jie šiek tiek sumėta, bet jinai po to labai greitai stabilizuojasi. Bandysim dar kartą tikrai. O, mūsų išsigandau kitas automobilis. Dėdi? Jo, dabar. Toks veidas atsikaupęs. Nes tu pajusi, ją mėto truputį, nes galiniai Aš nespausiu. Spausi. Galiniai varomi yra tam tikras subtilybė. Dažnai moteris bijo ypatingai galinių varomų žiemą, nes mašina šiek tiek kitaip vairuojasi. Aš prieš tai turėjau nemažai automobilių, kurie vairuojami galu. Varomieji yra galiniai, tai kažkaip didelio skirtumo aš nejaučiu. Ir dalė čia dar nedugnas. Aš spaudžiau tik pusę pedalą. Ta prasme, aš tylėjau tiesiog, nes man biškį yra baisoka. Man patinka jos galingumas.
Man patinka jos burzgesys. Man netrukdo tai, kad yra galiniai varomi. Aš puikiai su jais moku tvarkytis. Ant ledo nenorėčiau tai išbandyti su tokia gale. Tikrai. Bet kol kas galingumas nice. Užskaitau. Esminis šito automobilio skirtumas nuo mano. Galingumas. Ir išvaizda, eksterjeras, interjeras, viskas, bet man yra toks keistas dalykas, man atrodo, kad aš jaučiuosi kaip namie, tik su kitu dizainu ir kitokia galia. Bet nes iš esmės tai yra C klasės automobilis, kuris tiesiog yra padarytas tam, kad galėtum padraginti. Bet ar tu nustebina, sakai, atvirkščiai tai nustebins ir labai įspūdis bus? Aš norėčiau, kad mano automobilis būtų tokio galingumo, bet aš nenorėčiau, kad jį taip atrodytų. Paksaniška mašina. Jinai tokia, kur dar neišsibėgiojęs bičias kabinantis panas, toks jiem reikia pasirodyti, šita mašina tokia atrodytų. Bet, aišku, mes matome pagal tai, ką mes bandomės įvairių žmonių automobilius turimus, kad ir beje, jeigu jūs turite išskirtinį automobilį savo garaže, nepabijokite susisiekti su mumis, mergos iš vairo, galite mums parašyti ir galbūt mes išbandysime jūsų automobilį, nes tikrai jų ieškome. Tai šitą automobilį mes gavome iš šeimos žmogaus, tiesiog žmogus, kuris mėgsta ir domisi automobiliais ir norėjo galingo automobilio. Dėl sėdynių? Tai taip vidutiškai visai nieko, ne? Visai vidutiniškai, bet man visada nėra patogu, kai labai smarkiai palenkta į galvos pusę atlošas, nes tada norėtųsi, kad čia dėtųsi kokia nors pagalvėlė, kad tu dar galėtum ir ilsėdamasis važiuoti prie šito automobilio vairo. Burmas ir kalonėlės. Neblogai. Man patiko. Aš pagalvojau, kad man realiai dabar labai reguliuotis nieko nesireik, nes mes prašau susieku gal. Jo, neuždarau durų, jas reikia keičiau. Nėra pritraukėjų, palauk. AMG ir nėra pritraukėjų durų. O jisai yra? Ne, bet aš galvojau, kad jau AMG tai turėtų būti. Deja. Nu, pas tave kas dabar jungta įdomu? Pasižiūrėjai ir kaip? Garsas spėjingas, tai vis patikrai atrodo garsas. Gerai, mes darysim. Bet žinai ką, man klausimas, ar man neužknistų kiekvieną dieną važiuoti ir girdėti šitą riaumojimą. Nežinau. Ta prasme, sunku sakyti, bet dėl tu gali nustatyti savo komfortą ir kuo mažiau. Dabar kas yra? Aš nežinau, kas pas dabar nustatyta, pažiūrim. Komfortas dabar. Čia yra komfortas. Vaikas man nepatinka. Jis per storas, ne? O aš matai, mano lygiai toks pat pagal storį. Tai patinka? Ne, jo. Man patinka, kai būna, man patinka, kai sunkiai sukasi vairas, kad jis yra didelis, oras. Šita mašina originaliai buvo 510 arklio galių, tačiau ją pačipino ir ji dabar yra 586 arklio galių. Tai lenkiek. Jo, ir pagal viską tai įsibėgėti 4,1 sekundę. Ir kadangi jinai yra paturbinta, tai jį įsibėgėja žymiai greičiau. Jo, 3,8. Daugmaž 3,8, 3,7 priklauso nuo vairuotojo agresyvumo. Dalį su komfortu bando spausti. Matai kaip mėta? Aha, iškart meta. Bandysi sportą? Tai man nepatinka. Šiek tiek palijo ir dar labiau mėto galą. Man visiškai nepatinka. Aš ta prasme tik biškai spaudžiau, jo labai greitai buvo, bet man visiškai nepatinka jausmas, nes tu jautiesi nestabiliai. Aš jaučiuosi labai užpūsta kažkodėl. Man trūksta erdvės, man trūksta tokios kažkokios laisvės, aš nežinau, aš taip O pas mane automobilyje taip jautiesi? Ne, dėl to apsiviraškės salonas pas tave. Tai va, apie ką aš kalbu. Man atrodo, kad jeigu šis automobilis į mano automobilį įdėti AMG,
ir tokį variklį, tai būtų geresnis variantas. Ne? Jo, labai daug mygtukų, labai daug visko. Aš net dabar bandau žiūrėti ir susigaudyti. Matau, kad yra assistant line. Dabar žiūrim manevringą. Nieko nepažiūrėsim čia dabar. Vaizdo kamera yra puikiai, yra surroundingas, gali būti įjungiamas. Mane gal labiausiai tiek sužai pradžiai išorę. Aš išorę pamačius, man buvo toks... Man išorė irgi yra negraži. Žinai, tos juostos, aš sakyčiau, man net kažkaip Audi primena tos baltos juostos, ne Merso stiliuje jos tokios. Toks jausmas, kad norėjo biškelį parungtiniauti su BMW M6, kurį mes bandėm. Panašu beje, irgi buvo balta, kuri daug garso skleidžia greit bėgėjas. Ir toks, tie automobiliai skirti tiem, kurie nori palakstyti kiekvieną dieną, aš nežinau, irgi norėčiau važinėti su tokiu. Aišku, man patinka galingi automobiliai, norėčiau tiek galios savajame, bet interjeras ne, bet laikroduką užskaitau. Žinau, kurio sąnaudos, sakė, mies yra apie 15. Pagal gamintoją, man rodos, mažiau. Pagal gamintoją tai rašo labai optimistiškai 9 be šansų. Čia matyti tiesiojui ir jeigu važiuoji 90 km/h autostradoje. 17 rodo šiuo metu. Ir beje, jos kaina būtent šitų metų, kaip From Start 21. Tai va, super. Kaina iš tikrųjų nustebino. Šito modelio kaina yra nuo 40–80 tūkstančių eurų. Tai naujos. Jo, ne naujos. Šiuo metu naudotų automobilių kaina. Atsiprašau, taip. Naudotų automobilio kaina. 50, tai yra 16 metų. 16 kaina automobilis, 50 tūkstančių eurų už šį modelį. Aš nepirkčiau. Aš už 50 tūkstančių nusipirkčiau kitokį automobilį. Aš nesirinkčiau. Ta prasme, aš gal, man kažkodėl būtent šito modelio Mersai nėra taip prie širdies. Aš sakiau, norėčiau labai GLC. Ta prasme, aš labai siunčiu tą minties galią, kad mums duotų išbandyti, nes aš niekada nesu išbandžius, bet man yra nerealiai gražus ir aš esu važiavus jame, bet nesu vairavus. Dėl to man taip įdomu išbandyti ir noriu sužinoti, ar pasteisintas. O turi šiaip svajonių automobilį? Tai aš sakiau, žinok, man būtų kažkas to, bet aš nesu išbandžius ir arba aš galiu nusivilti labai, arba galiu labai apsidžiaugti, nes kol kas dabar ką matau čia stilistikoje ir jeigu jie visur laikos taip pat, man nebūtų tas variantas. DLC būtų labai panašios stilistikos, nes aš irgi žiūrėjau jį ir man labai patiko, gal C Coupé, jis toks aptakesnis, bet aš labai laukiu, kol Mercedesas šiemet pristatys savo elektromobilį. Aš labai noriu išbandyti. Taip. Jo, labai noriu išbandyti, labai. Aš manau, mes galim daryti gal net apibendrinimą. Aš manau, kad atėjo laikas apibendrinimui. Išorę. Bliam, čia būtų žiauriau, čia Mersam. Aš žinok, tikrai skeptiškai vertinsiu šitą. Tu pasakyk pirmą, aš savo pasakysiu, nes man nepatinka. Aš būčiau davęs 6,5. Aš pagalvojau, žinai, kad aš davęs skaičiu šitą ratlankį, padangą 7. Ratlankiai gelbsti, šitą ir ratai dideli, jo, bet šiaip bendra išvaizda, ne mergaitiškas stilius, galbūt dėl to, bet išorė neipatingai, nors man tikriausiai čia tiesiog, jeigu jis būtų tiesiog baltas. Normalios man bent jau baltos spalvos, nes šitą man tokia atrodo purvina, tiesiog balta ir nenuplauta normaliai. Ir man netgi, kad tas Edition 1, kuris turėtų būti atsits dar pagražintas, fainiau su tom detalėm, man jis nepagražino. Vidus. Vėl tu manęs lausi 7. Gerai, aš tai galiu pasakyti, man vienu už va šią ponelę visą, aš tikrai duočiau 9. 7. Tai tada 8 gaunas vidurkis už vidų, ane? Vidurkis taip. Įspūdis. Tai mane patinka. 7. Nu, aš būčiau davus 8.
Tai aštuntukas. Tai aštuntukas šitam modeliukui. Nestiprus aštuntukas. Moterim ne visada reikia tokių pribumbasų kasdienoje. Išbandyti tokius automobilius, jos pavairuoti yra žiauriai smagu, labai smagu, tikrai faina ir kuo daugiau mes bandom automobilių, tiek mes daugiau susidarome savo nuomonės apie jos. Bet manau, kad šitas automobilis tikrai turėtų patikti vyram. Jis yra sportiškas, jis yra grubus, jis yra papiktintas, daug odos, daug siūlių, jis toks kontrastingas visai. Ir aš manau netgi, kad jis gali pakonkuruoti su Mercedes S klasės kūpų, pavyzdžiui, sportiškume savo ir panašiai, beje, ir čia netgi yra stoglangis, kurio mes net nepradarėm. Bet tai čia manau, kad... Tarp kitko, jis yra šviesus, gražus, atsidengia, galime daugiau šviesos savo įsileisti. Dvigubas yra tiek gale, tiek... Tai va, tai to proga, kad darėm stoglangį, tai mes duodame silpnesnį aštuntuką šiam automobiliui ir gal tikriausiai vyrai, kurie žiūri, galvoja, ką jūs čia nusišnekat, mergos? Bet mes esam mergos už vairo ir čia yra mūsų, o visiškai mūsų nuomonė. Mergaitiška nuomonė, paprasta, kur mūsų skonis. Mes jau vairavom ne pirmo Mercedesą, vienas mums ypatingai patiko, SLS klasės. Taip. Tai ką, subscribinkit mūsų YouTube, mergos už vairo, kiekvieną savaitę stebinsime jūs vis naujais automobiliais. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito antradienio. Iki. Drew Beauty. Protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty Wise Unisex. Jai ir jam.